Čia gražuolė. Taip. Čia tai jo tie geltoni. Va, matot kamerą? Aš tai matau kamerą, bet aš savo nematau. O šiaip jie įkasti, jeigu ir įkastų, tai nieko baisaus. Jeigu labai norėsi čiupinėti, tai perspėjau, kad labai smirdantį skystį išleidžia. Apspjauna, kaip aš sakau, tada žinokit, labai ilgai smirdėsit kolegom ir draugam. Tiek drabužiai, tiek rankos iš toli jau tikrai. Ir bus sunku atplauti, na, bet tikiuosi, tikrai nebijausit jų. Ir dar ką norėčiau paprašyti, labai neišsibarstykit, kad girdėtumėm vieni kitus, ką pasakosiu, klausti tikrai gali drąsiai, diskutuosim, kalbėsim. Tai po truputėlį čia kažkur netoli. Esame šitoje istorinėje piliavietėje, kuri iki XIX amžiaus labai ilgą laiką buvo vadinama Pilies kalnu. Visą laiką tai buvo viena iš Asvejos ežero salų, pati didžiausia, apie 22 hektarus yra, na ir be šių rūmų, be bažnyčių vietos, Radvilų laikais dar stovėjo apie 20 pastatų šioje piliavietėje. Taip, kad jeigu matot kokį kalnelį, tai ten už to kalnelio, po to kalneliu slepiasi vėlgi kažkoks pastatas, kažkokia jo dalis pastato. Na, šioje vietoje, pačią pirmą pilį, dar 15 amžiuje, pastatė Vytautas Didysis, statė ją donžono principu. Tai reiškia, kad buvo pirmiausia pastatytas bokštas, o toliau likusi dalis, na, kita pilies dalis. Pilis buvo gynybinė, pirmame aukšte Vytauto laikais tiesiog vaikščiodavo sargybiniai toje pilyje, na, o antrame jau buvo įrengti kambariai, menės. Kuomet valda jau atiteko Radviloms 16 amžiaus pradžioje, tai jie šiek tiek pakoregavo tuos rūmus, pritaikė savo laikmečiui, na ir tai kaip atrodė tie rūmai, kokias plytas, kokiom plytom statė, matot čia. Matom, yra dviejų laikotarpių rūmai, sudaryti iš dviejų laikotarpių, kur yra atsikišimas, jūs matot šičia, o jūs šičia. Tai yra vadinamas kontraforsas, kuris rėmė sienas ir pagrindiniai rūmai būtent šiuose rūmuose, pagrindiniuose 16 amžiaus, gimė Mikalojus Radvila Rudasis. Tai va tas atsikišimas ir visa ta pusė į šią yra 16 amžiaus, kur jau eina į tą pusę likusi dalis. Tai yra 17 amžiaus priestatas, kurį jau pristatė Mikalojaus Rudojo anūkas Kristupas. Primenu, mini apgavystė. Koks klausimas buvo? Kuris iš herbų Radviloms priklauso? Kuris iš herbų? Kuris priklauso herbas Radviloms. Ne Radvilų, bet kuris priklauso Radvilų? Kuris priklauso Radviloms. Abu. Taip. Tai dabar, kaip minėjau, Mikalojus Senasis, nuo kurio prasidėjo Radvilų giminė, turėjo, mums žinoma, kaip pasakyti, čia matosi dvi kunigaikščių šakos vadinamos. Kaip ir minėjau, jie tapo kunigaikščiais, pasiskirstė kunigaikštystės. Mikalojus Radvila Rudasis gavo Biržų Dubingių kunigaikštystę. Į šią kunigaikštystę eina taip pat dar vienas garsus miestas. Gal kas atsimenat? Biržai. Biržai parašyti, o neparašytas čia. Teisingai, Kėdainiai, nes yra Kėdainų Jonušas ir yra Dubingių Jonušas. Tuomet buvo Mikalojus Radvila Juodasis gavo Nesvyžiaus Olaikos kunigaikštystę ir dar buvo vienas Mikalojus, kuris gavo Gonionzo Raigardo kunigaikštystę. Kol kaliniai čia kalėdavo, jie kalėdavo kol atvykdavo iš Vilniaus teisėjų kolegijos su nuosprendžiu, kol paskelbdavo nuosprendį, tai va galėjo savaitę arba mėnesį kalėti. Šios trys bažnyčios, viena po kitos, tai aš trumpai tik tais apie jas. Pirmoji stovėjo Vytauto laikais, kadangi buvo pilis, tai turėjo būti ir bažnyčia šalia.
Tai ji buvo katalikų, medinė, labai nedidelė, Šventosios dvasios vadinasi. Tiek žinių apie ją ir turim. Antrąją pastatė jau Mikalojus Radvila Rudasis, taip pat medinė, bet jau evangelikų reformatų šitoje vietoje. Na ir trečioji, dydį jos matom, pagal plytas pačias, kokio dydžio ji buvo. Buvo pastatyta, pradėta statyti Jonušo Radvilos ir baigta jau Kristupo, nes jisai ir stogus uždengė, ir rūsius įrengė. Na ir 2009 metais, kai jau juos atkasė ketvirtais, tai tiek metų tyrė, identifikavo, ruošė perlaidoti. Na ir 9 metais rugsėjo mėnesį čia perlaidojo 8 asmenų palaikus. Svarbiausia yra Mikalojus Radvila Juodasis su žmona Elžbieta Šidlovecka, Rudasis ir jau Rudojo palikuonis. Na dar Dubingių Jonušą Radvilą paminėsiu. Tai vat, mes esam čia dėl to, kad matosi puikiai mums tiltas. Tiltas mums yra labai svarbus, nes prieš 81 metus tiltą pastatė Lietuvos prezidentas Antanas Smetona šį tiltą. Na, 1934 metais jis atvyko, perkirpo juostelę, aš jau čia trumpai, taip greičiau papasakoju, žengė išdidžiai šituo tiltu mediniu. Tilto ilgis yra apie 72 metrus, aukštis jo yra apie 15, tai reiškia, kad toj vietoje ir gylis ežero yra apie 15 metrų. Na ir tais laikais jau turėjo ribojimą. Buvo pastatytas ženklas važiuoti žingsniu. Smetonos laikais, tai reiškia, kad žirgai, kurie ten labai būdavo, kad ristelė prajoja, tai čia turėdavo ramiai pravažiuoti. Tai vėlgi medinė, 2 aukštų, buvo bokštelis ir ten buvo iškelta valstybinė vėliava. Dėl to greičiausiai žmonės taip ir pagalvojo, kad valstybinė, Smetonos vila poilsinė. Iš tikrųjų, tai čia poilsiavo aukšto rango kariškiai su savo šeimom, ilsėdavosi po darbų. Vėliau, kai Dubingiai jau tapo demarkacinė linija, čia buvo įrengtas policijos postas. Istorija šio pastato liūdna. 44 metais praėjo armija Krajova. Čia esančius policininkus sušaudė, pastatą sudegino ir tai, ką mes turim. O buvo taip. Tai va tiek trumpai. Kultūrinės reikšmės ši vieta ir šis pastatas neturi, bet istorijoje apie jį minima. Aukštapelkė. Yra pagrindinis aukštapelkės augalas kiminas, būtent, nes tai yra pakankamai rūgšti žemė čianais. Na ir tiesiog aš gal eisiu ir jums jau rodysiu tuos būdingus pelkė aukštapelkiai pačiai augalus, kokie yra. Kimino auga spanguolės, vaivoraičiai yra, gailiai. Tai vat gailių irgi ieškosim, kaip atrodo, tai pelkiniai gailiai. Va, matosi gailiai. Va čia va gailiai. Va šitie va. Jūs galit paimti, pačiupinėti, taip, pačiupinėti. Laura, kiminas va šitos žalios liktai samanos? Kaip? Kiminai, čia pagrindas yra aukštapelkės, čia pauostyti. Taip.
vieną kartą ir dar vieną va šitą iš dešinės ir patraukiam. Čia yra alpinistų mazgas. Pavyzdžiui, kai eini per vandenį, žodžiu, ar kas atsitiktų, ar kažką. Pažiūrėkit, dabar tikrai neatsiriš, o atsiriša kaip paprastai, jeigu jums atsitiktų, parodykit. Nu, vandenį kažkur eisit, kažkokia, nu, kažkas tokio ten atsitiktų, pažiūrėkit. Va, patraukit ir atsiriša. Na čia aišku, iš Balošos ežero išteka šis upelis ir teka į Asvejos ežerą. Ir čia šitoje vagoje, ypač va prie Vamzdžio, čia labai daug invazinių vėžių. Kas nori gaudyti, gali čia atvykti ir jų prigaudyti. Tai jie yra rainuotai. Na, vienas kitas dėmėtasis matosi. Taip, bet invaziniai, nelietuviški. Ir jie tos lietuviškus valgo? Jie valgo lietuviškus, jie yra spartesni negu lietuviški ir jų yra žnyplės aštresnės. Paskui va ta, kuri eis tuo ratu, o šnukiliakam neįsiproskina. Jo, bet pagal laiką, jeigu mes turim būti ant valandą. Bobausiai. Šis lankytinas objektas, kaip matot, visas išlūžęs. Tai dar kartą nuoširdžiai dėkoju ir jūsų vardu noriu jai reikalingą dovaną įteikti. Manau, kad jinai galėtų susišnekėti su savo darbuotojais, va, pakvies, jeigu eina per kelią, arba... Pirma. Taip, dabar reiškia, kai nenaudojate, laikote atidaryti. Matau, kad ten nesuškia. Ačiū. Labai vertinga dovana. Jau pas mane kolegos kentėjęs.